Labas vakaras. Daugeliui užsienio politika atrodo nuobodus ir sunkiai suprantamas dalykas, tačiau net menkiausia klaida užsienio politikoje gali padaryti tiek žalos, kiek nepridarys eilės sprendimų vidaus politikoje. Ką mes galvojam apie mūsų užsienio politiką ir siekiant pagrindinių tikslų stojimo į NATO ir Europos Sąjungą? Apie tai mūsų laida. Amerikai nesutariant su Prancūzija ir Vokietija dėl to, ką daryti su Iraku, Lietuvos diplomatams tenka laviruoti. Siekiančios narystės ir NATO, ir Europos Sąjungoje, centrinės ir rytų Europos šalys jau spėjo ypač užrūstinti Prancūzijos prezidentą Širaką su 2 paramos laiškais Amerikai. Lietuva kartu su Vilniaus 10-ko šalimis viename iš laiškų palaiko Jungtinių Amerikos valstijų planus pulti Iraką. Prancūzijos prezidentas tokią proamerikietišką poziciją pavadino infantilę ir pavojingą, pridurdamas, kad šalis kandidatės prarado gerą progą patylėti. Prancūzijos lyderis netgi įspėjo, kad ES plėtrai gali iškilti pavojus. O kas jei dabartinių ES šalių rinkėjai referendumuose nepritars plėtrai manydami, kad šalių kandidačių piliečiai yra per daug proamerikietiški? Kai kurių šalių kandidačių politikai atsikirto Širakui, kad naujosios Europos šalys irgi turi teisę turėti savo nuomonę ir gali paaiškinti, kodėl jos jaučia tokią didelę simpatiją Amerikai. Tiesiog Amerika akivaizdžiau rėmė jų siekį ištrūkti iš sovietų gniaužtų ir dabar atrodo, kad su jie yra saugiausia. Ne vien Prancūzija būkštojo dėl paramos tokos iš šalių kandidačių. Šaltiniai Briuselyje sako, kad ir Vokietija pasijuto išduota Lenkijos dėl Varšuvos pozicijos Irako klausimų. Europos komisijos pirmininkas Romanas Prodis prisipažino, kad kandidačių elgesys jį ne tiek papiktino, kiek nuliūdino. Prodžio nuomonė proamerikietiška kandidačių pozicija rodo, jog jos nesupranta, kad Europos Sąjunga nėra vien ekonominė sąjunga. Tačiau Lietuvoje labai dažnai būtent taip ir suvokiamos NATO ir Europos Sąjungos paskirtys. Sakoma, kad į NATO einame dėl geresnio saugumo, o į Europos Sąjungą dėl geresnės ekonomikos. Įtampa tarp Amerikos ir Europos dėl Irako gali padidinti euroskeptikų skaičių rytų Europoje. Lietuvos diplomatai aiškina, kad žmonėms į šį konfliktą reikia reaguoti kaip į motinos ir tėvo ginčą. Tačiau skirtingai nuo paprastos šeimos, šie tėvai skatina vaikus užimti poziciją ir netrukus gali vėl pasitaikyti progą pasakyti savo nuomonę. Taigi, savo nuomonę mūsų studijoje šiandien išsakys įvairūs žmonės. Visų pirma, prie šio stalo norėčiau pristatyti svečiuojasi Stanislavas Buškevičius, Seimo narys, Rolandas Paviljonis, Seimo narys, Rolandas Paulauskas, Tautos pažangos partijos narys, Giedrius Čekuolis, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius, Vytenis Andriukaitis, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas, bei Linas Linkevičius, krašto apsaugos ministras. Labas vakaras, ponai. Labą vakarą. Gerbiami žiūrovai, kaip ir kiekvieną pirmadienį jūs galite paskambinti mums į studiją ir pasakyti savo poziciją dėl Lietuvos užsienio politikos ir apskritai kaip jūs reaguojate dabar į tam tikrą konfliktą tarp Lietuvos ir, sakykime, Prancūzijos, tarp apskritai Europos ir Amerikos nesutarimų. Telefonas mūsų yra 85-216 2525, kartuoju, Vilniaus kodas 85-216-2525, skambinkite jau dabar. Na, o aš norėčiau paklausti, visų pirma, kai mūsų informacija, ponas Linkevičius sakė, kad kažkur informacija netiksli. Kur? Gal per daug brutaliai teikta, kad jau raginimai pulti, nes jeigu atidžiai sakėte pareiškimus, tiek Jungtinių valstijų, tiek, pradėkime nuo Jungtinių valstijų, nes jos čia pagrindinį vaidmenį vaidina. Visą laiką pabrėžia, kad tai, kai šansas yra, jis mažas, jis mažėja ir kuo toliau, to mažiau ir negalima atmesti, žinoma, ir tos karinės invazijos. Tai reiktų gal taip ir pasakyti. Ir Lietuva savo pareiškime, ne tik Lietuva, daugelis kitų Europos šalių palaikė šią Jungtinių valstijų poziciją. Vis dėlto, grįžtant prie kitų dalykų, į Prancūzijos prezidento pabarimą Lietuvos politikai reaguoja taip. Amerikos ir Europos ginčai dėl Irako yra kaip tėvo ir motinos ginčas, per kurį kliūva ir vaikams. Kaip jums toks palyginimas, ponia Paviljonė? Jis pasakė labai teisingus žodžius ir labai laiku tai padaryta. Jeigu jis nebūtų šito pasakęs, tai manau, kad ir gerbiamas Linkevičius dabar nebandytų aiškinti, kad parama Amerikai reiškia ką kitą, o ne puolimą. Iš tikrųjų, jis pasakė labai vieną aiškų dalyką. Mes kviečiame šalis, kandidates, ar būsimas Europos Sąjungos narės jungtis prie kuriančios Europos, bet ne prie greunančios šiandien Amerikos. Amerikos skaldančios Europą, skaldančios NATO, skaldančios pasaulį, iššaukiančios terorizmo
bangą naują. Tai visiškai suprantama tokia prezidento Širako pozicija. Noriu pasakyti, kad kalčiausia dėl viso šito konflikto yra Amerika. Nebejotinai, tą sako visas pasaulis ir labai svarbu, kad dabar tą sako labai aiškiai visuomenė. Pasaulyje nemažiau nei 80% žmonių pasisako prieš tokią poziciją. Širakas tik perteikė tai, ką galvoja ne tik prancūzai, bet ko gero beveik visi europiečiai. Pone Pavilioni, kaip jums vis dėlto pasakymo maniera pono Širako buvo? Mums neįprasta kalbėti aiškiai ir sakyti tiesiai tai, ką galvoja politikai. Prastai politikai daug ką vynioja, kaip mes matome, į vatą ir sako dalykus, kurie iš tikrųjų reiškia karą, o jos vadina karinę operaciją arba humanitarinę pagalbą. Kai žudomi šimtai tūkstančių žmonių, sakoma, tai tik tai tokia operacija, kurią mes siekime nuginkluoti diktatorių. O tai, kad žmonės, apie tai kažkodėl tai nenorima kalbėti. Pone Linkevičiau. 62 metų Kubos raketų krizė, kitos krizės, kuomet pasaulyje kilo tai vadinama taikos judėjimo banga, pridengiant tada sovietų politiką. Dabar taikos balandžiais bandoma pridengti diktatorių, nes išoriškai skamba labai tikinamai, kas gali būti už šio stalo arba šiaip normaliai už karą, vardan karo. Karas yra iš tiesų nuginklavimo priemonė, nuginkluot huliganą, diktatorių. Yra kitas būdas su juo diskutuoti, dar diskutuoti, galima tą daryti. Ir be to dar kažkas turi daryti tą juodą darbą, atlikti šitą nuginklavimą. Aišku, galima būti šalia, su švariom rankom, stebėti, kaip Jungtinės valstijos eilinį kartą tvarkys Europos saugumo reikalus. Galima ir taip daryti, jeigu tai yra sąžininga. Pone Buškevičiau, jūsų idėjos? Nesu nei pro-prancūziškas, nei pro-amerikietiškas, esu pro-lietuviškas, bet norėčiau šiuo atveju apginti Ameriką. Jeigu Amerika nebūtų įsikišusi į antrą pasaulinį karą, prancūzai šiandien kalbėtų vokiškai, nes Hitleris 40 metais okupavo Prancūziją per vieną mėnesį. Lygiai taip pat ir buvo per pirmą pasaulinį karą. Jeigu amerikiečiai nebūtų įsikišę į abudu pirmą ir antrą pasaulinį karus Europoje, šiandien, nežinau, iš Europos nieko nebūtų likę. Todėl kartais galbūt europiečiams reikėtų ir pažiūrėti. Jūs neregėt, kaip ponas Pavilionis, grėsmės iš Amerikos? Ne. Aš galvoju, mesgi žinome, kada Lietuva buvo okupuota, patys europiečiai sakė, jeigu ne Amerikos nepripažinimo politika, seniai Europą jumis būtų pripažinusi kaip sudėtinė Sovietų Sąjungos dalimi. Dar daugiau pasakysiu, Sąjūdžio dėl ko mitingai buvo neišvaikyti, ne tik Sąjūdžio, Laisvės lygos ir kitų. O dėl to, kad Bušas vyresnysis su Gorbačiovu ties Malto krantai susitarė nenaudoti tankų. Mes sako, nepripažįstame kol kas Lietuvos, o jūs nenaudojate tankų. Štai, o šiandien kažkodėl tai spjaudama ant Amerikos. Man nepatinka tai. Bet vis dėlto jūs už NATO? Aš esu už NATO, bet prieš Europos Sąjungą. Bet jūs už NATO su Amerika ir be Amerika? Aišku, su Amerika. NATO be Amerikos tai yra tuščias dalykas. Pone Čekuoli, kaip jums patinka, kad vis dėlto kalčiausia iš šitos pusės yra Amerika, kalbant? Na, čia tikrai toksai būna, nuomonės įvairios ir čia jau nieko nepadarysi, tačiau žiūrint grinai iš mūsų, iš Lietuvos interesų ir iš viso ir vakarų pasaulio interesų, kiek yra tai, kas yra sukurta, būtent transatlantinė erdvė, tai yra bendra erdvė tarp Europos, tarp Amerikos ir jinai susikūrė jau per keletą dešimtmečių nuo antrojo pasaulinio karo. Rezultatai didžiuliai, pasiekimai milžiniški, stabilumas ir visa kita ir tai reikia tikrai pripažinti. Dabar tas pats ir mum yra, lygiai tas pats, mes taip ir sakom supaprastintai per metaforą, kad tai mum duoti Lietuvai dabar rinktis su kuo jos, tai tas pats pasirinktis tarp tėvo ir motinas. Tai yra ne taip, mes neleisim, kad Lietuvai būtų užduodami tokie pasirinkimo klausimai. Pone Paulauskai, ką jūs galvojate? Vat ponas Čekuolis pasakė mano supratimu esminį dalyką. Jis pavartojo vakarų pasaulio interesai. Jis ir suvokė vakarus kaip vienalytį darinį, o vakarai nėra vienalytis darinys. Ponai, jeigu jūs šiandieną nekalbėsit apie tai, kas skiria Ameriką, Jungtinės valstijas nuo Europos Sąjungos, kokie interesai jie skiria ir stumia vieną nuo kitos, mes nieko prie šito stalo neįsiaiškinsim. Jeigu mes nekalbėsim apie Amerikos biudžeto deficitą, jeigu mes nekalbėsime apie Dow Jones ir Nasdaqo krizę ir taip toliau. Pone Paulauskai, kad yra dvigubi vakarai. Ir dėl taip yra dvigubi vakarai. Ir Lietuvai nusėdėti ant šitų dviejų kėdžių neišeis. Reikės rinktis vieną arba kitą ir tą aiškiai parodė paskutinių dienų įvykiai. Pone Linkevičiau. Rolandai, ir jūs padarėt mano požiūrį ne klaidą, bet sąmoningai pasakėt tai, ką galvojat. Jūs teigiat, kad vakarų interesai tai yra jų, tai ne mūsų. O mes tapatiname save. Dvigubas, tai nėra vienalytis darinys. O mes tapatiname save su vakarų dalim.
palaukit, būtent ne su dalim. Dalim norėjo daryti, palaukit, sustokit. Dalim norėjo dalyti politologas Duginas ir sakė, kad sukiršinkit, sakė, Ameriką su Europą, per Prancūziją, ten per kitur. Dabar nori irgi dalinti Europą, irgi kai kurias dalis. Mes nenorim ir, pavyzdžiui, mūsų pozicija, tik vieną mintį pasakysiu, yra labai europietiška. Nes Europai labai svarbus yra Amerikos interesai, Amerikos... Aš pabaigsiu. Galima čia kaip nors pabaigti mintį, nes jinai tikrai neilga. Amerikai galbūt mažiau darosi svarbu ateiti į Europą, kadangi gauna labai daug klausimų kongrese. Europai gyvybingai svarbu turėti Amerikos dalyvavimą savo saugumo reikalų tvarkyme. Ir mes, darydami pareiškimus paremdami Ameriką, tikrai nedarom pareiškimų prieš Prancūziją ir nesakom, kam nors užsičiaupti. Bet interesai niekur nedingsta. Tai, kad pereina apmokėjimas už naftą eurais, štai yra viena iš priežasčių, kodėl Amerikai reikės. Jūsų kaip Europos reikalų komiteto pirmininko nuomonė, kokia būtų šiuo klausimu? Vis dėlto, kaip čia atsitiko, kad Europa vis dėlto galima taip sakyti, galbūt švelniai sakyti, kad susipiko su Amerika? Na, matot, mes priskaldysim tikrai čia daugiau malkų, nei mes pasieksim rezultatų. Tai kokia tikrovė, sakykit vis dėlto, kokia yra tikrovė? Aš priklausau prie tų, kurie galėtų pasakyti, kad aš išvelgiu čia dirbtinę žurnalistinę intrigą dabar, tarp mūsų diskutuojant. Iš tikrųjų, ES ir NATO yra euroatlantizmo du stulpai, kurie yra vieningi. Per 50 metų buvo labai daug kartų įvairių nesutarimų dėl taktikos. Šiuo atveju tikrai pritariu kolegai Rolandui Pavilioniui, kada sakyta taip, Jungtinės Amerikos valstijos, sakim, Irako atžvilgių, mano nuomonė, padarė diplomatinę klaidą, kai jie pasakė, kad taip kariausim, o po to ieškojo sąjungininkų. Galbūt reikėjo priešingai bendryje įjungti, ateiti iki bendro sprendimo jungtinėse tautose ir po to, reiškia, jau pasakyti, kurios priemonės yra išsemti. Kita vertus, nėra abejonės, kad, tarkim, toks skubėjimas pareikšti šitam gana sudėtingam chore savo nuomonės, kad, tarkim, nes mums reikia, kad ratifikuotų NATO sutartis, irgi yra, sakyčiau, taip šiek tiek toks, gana toks neatsargus. Trečia vertus ir Širakas daro visiškai aiškiai klaidą, vardindamas, ten kažkas turi patylėti. Tai mes matome visą virtinę klaidų, emocijų, kurios taip pat įsiplėskia ir taip toliau. Iš tikrųjų, niekas pasaulyje negalės pasakyti, kad galima tokiam emocingam chore pasiekti rezultatų. Aišku, kad visi žmonės yra prieš karą. Tas visiškai akivaizdu. Ir Jungtinėse valstijose, ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje. Čia nėra jokių abejonių. Bet akivaizdu, kas kita, kad šis Irako atvejis yra be galo komplikuotas ir sudėtingas. Ir dėl to Europa tikrai nori kalbėti vienu balsu. Ir tas kalbėjimas vienu balsu yra, ir mums yra užduotis. Mes iš tikrųjų turime įsiklausyti. Mes neturime dabar matyti tėvo, motinos konfliktą priešingai. Taktikos nereiškia mūsų įsiklausyti. Europa nekalba vienu balsu. Aš manau, kad prancūzams, neišskiriant nei iš Irako, niekad nebuvo būdinga kalbėti emocijomis. Jie visuomet pasižymėjo ypatingų racionalumu ir visuomet labai pasverdami tai, ką jie sako. Ir šiuo atveju, manau, taip ir atsitiko. Pone Pavilioni, norėjo pasakyti Širakas, kas už tai slypi, kad mes vėliau patylėtume... Ne veltui čia kolega iškėlė klausimą apie tai, kad vakarai anaiptol nėra vienalyčiai. Mes iki šiol girdėjome iš didesnės daugumos mūsų politikų vakarus ateinančius tarsi tik per NATO. Tarsi nėra kitų vakarų, tarsi nėra Amerikos su savo kultūra, su savo mokslais, su savo nepaprastai įdomia filosofija, tarsi nėra vakarų pasaulio, kuris taip pat turi savo vertybės. Mes matėm vienas vertybės. Kažkas mus turi apginti, nors niekad nenorim prisiminti, kad Amerika su savo labai keista politika metė atominį ginklą pirmoji pasaulyje ir pažeidė bet kokias konvencijas ir sunaikino šimtus tūkstančių žmonių. Amerika vadodama Vietnamą nuo komunizmo sunaikino napalmų 1 milijoną vietnamiečių. Ir tai būtų galima skaičiuoti ir skaičiuoti. Vadinasi, yra keli standartai, yra kelios kultūros toj pačioj šalyje ir yra Europoje palyginti, nepaisant Hitlerio, kuris taip pat vakarietis, beje, iš vakarų taip pat, jis kaip tik demonstruoja. Iš jūsų pasakymą aš girdžiu, kad vis tiek, kad mums Amerika nepakeliu. Ne su kokia Amerika, su Bušo politika mums tikrai nepakeliu. Jį veda klavietė, būtent tą sako ir prancūzai, ir vokiečiai, ir dauguma visuomenės visame pasaulyje. Netgi 3 Lietuvos ambasadoriai svarbiose Lietuvai užsienio šalyse. Aš noriu kreiptis į Vygaudą Ušacką, Lietuvos ambasadorių Jungtinėse Amerikos valstijose ir į buvusį vyriausiai euroderybininką. Kaip jums ta daugelio žurnalistų bandoma išvelgti takoskyrą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir kai kurių ES šalių, Prancūzijos ir Vokietijos? Ar iš tikrųjų yra kažkokia problema, ar viską tik pučia žurnalistai?
Aš manau, kad visų pirma, diskusija, kuri vyksta aplink stalą, jau paliudė tai, kad mes turim džiaugtis, kad integruojamės į vienalytę euroatlantinę struktūrą, kurioje vis dėlto galioja demokratija, kad kiekviena valstybė ir skirtingos nuomonės turi teisę reikšti savo nuomonę ir nėra vienos dominuojančios totalitarinės, reiškiasi, pozicijos. Antra vertus, aš manau, kad diskusija irgi liūdė apie tai, kad mes jau subrendom iki to lygio, kad galim kalbėti apie tai, kokia bus Europa, kokioje Europai mes būsim, kokie bus Europos santykiai su Amerika. Ir mano nuomonė, ir būtent Europos istorija liūdė, kad būtent sąjungoje su Amerika Europa galėjo užtikrinti demokratiją, saugumą, laisvą rinką, todėl mes ir integruojamės į tą laisvą erdvę. Kas dėl Irako, tai yra nuomonių skirtumas dėl taktikos. Visos Europos valstybės pritarė tam, kad Saddam Huseinas yra pavojus, jo režimas kelia grėsmę ir sutarė dėl tikslo, kad jis turi būti nuginkluojamas. Diskusija vyksta apie tai, kokiu tempu ir kokiais būdais tą padaryti. Prezidento Bušo pozicija yra visiems aiškiai, jisai iš dalies ir pripažins, kad jo galbūt pozicija yra ir aršesnė, ir griežtesnė, turint omeny tai, kad Amerika pirmas sykį praktiškai buvo užpulta ir yra sąsajų tarp teroristų ir Huseino režimo. Mūsų pasirinkimas, ar mes paremsim moralės politikais grįstą JAV prezidento Bušo poziciją ir būsim sąjungininkais, ką mes padarėm kartu, nes ne vieni patys... Mūsų pasirinkimas, tarsi mes vis dėlto privalome artikuliuoti savo poziciją, pasakyti, kas mums labiau patinka, kuri pozicija mums labiau patinka šioje diskusijoje. Absoliučiai taip, ir Lietuvos vyriausybė tą poziciją jau yra išreiškusi, parama JAV administracijai. Dėkui ambasadoriui Ušackui. Pone Paulauskai, jūsų nuomonė, jūs išgirdote iš ambasadoriaus mintis. Kada mes prie šito stalo bandome įrodinėti, kad Bušo tikslas yra atnešti demokratiją į Iraką, na šito netiki jau 80% pasaulio žmonių. Tai negi mums reiktų vardinti Malaiziją. Kodėl jūs netikit? Todėl, kad aš dar sakyt, ką jūs turite omeny, ką nori Amerika atnešti? Skaičiuokim. Pirmiausia, resursų problema. Taip, ten, kaip žinot, yra daug naftos. Na, akivaizdu. Izraelio problema. Taip. Toliau, Amerikos vidinės ekonominės problemas. Pasaulio naujas perdalymas. Vienapolinis pasaulis, kurį Amerika kūrė ir su kuriuo nesutinka. Pone Paulauskai, bet tiek, kiek metama karui pinigų, tai galima būtų visą Irako naftą nusipirkti. Oi ne. Aš dar sėkiai kartoju, tai yra nafta yra tik viena iš dalies problemų, kurios šiandieną gula ant Amerikos. O kalbėt, kad pasaulis yra toks kažkoks rojus vakarai, kuriame nėra vidinių prieštaravimų. Pone Cikoli, jūs girdėjote, pone Paulauskai? Labai puiku, tai ir yra, mes galbūt Varšuvos pakto šalyse būdavo mažiau tų prieštaravimų, man atrodo. Bet yra esminiai, kurie gimdo tos problemas. Ne tik esminiai, yra netokie esminiai. Prancūzija, mes labai mėgstam apie esminius pašnekėti dalykus, nesutarė ir Prancūzija ir visa kita. Jau sausio pradžioje duota kovinė parengtis Prancūzijos ginkluotosiam pajėgom. Kur yra Prancūzijos lėktuvnešis pagrindinis dabar? Šardagolis. Yra krizės rajone. Ir kur mes, kai buvom Biškeke ir Kirgizijai tarėmės dėl galimų Afganistane, yra kur prancūzų pilotai. Aš nemaišau tų dalykų, bet yra klausimas aštrus, sudėtingas, tačiau yra esmė, kelia grėsmę ar ne. Ir tie nesutarimai egzistuojantys yra kalendoriniai. Tai pono Paulausko nuomonė, kad vis dėlto Amerika gviešiasi kažkokių tai turtų. Irakas dabar, kaip būdamas OPEC nariu, vėl grįždamas, jis pagamins 3,5 maksimum milijonų barelių per dieną. Tai nieko neturės naftos rinka. Čia nereikia kaip iš vadovėlio senų laikų. Vieną klausimą. Ar jūs neigiate, kad šiandieną yra dolerio ir euro konfrontacijos problema, kad daugėja atsiskaitimų pasaulyje eurų ir tai mažina dolerio veiklos sferą. Ir tai Amerikai gresia. Jūs neigėsit? Pažiūrėsit, kodėl? Vieną dieną tai euros sferą. O kur kodėl jeną užmiršo dar? Ir jenus ateis. Ir auksinių juanių. Žmonės dirba. Gal mes pasikvieskime į mūsų laidą Centrinio banko vadovą, nes atrodo, kad mes ėmėme nukrypti nuo temų. Žinoma, niekas nesakė, kad Bušas nori demokratiją Irake įvesti. Aš tiesiog negirdėjau pašnekovų tarp tokio argumento. Suprantama, kad nieko bendro yra Huseinas su demokratija neturi. Islamo pasaulyje tikrai yra labai sudėtinga kalbėti apie demokratiją. Tai yra labai sudėtingas pasaulis.
Kita vertus, aš norėčiau sureaguoti į kolegos Pavilionio poziciją, kokia gera Prancūzija. Bet aš šiek tiek žinau Prancūzijos karinę istoriją. Ir tam pačiam Vietname ir kituose, jau po antrojo pasaulinio karo. Na, neblizgėjo tie kariai. Taip kad... Per visą Prancūzijos istoriją. Tai ne tik po antrojo pasaulinio karo. Pabrėžiu. Mes kalbame apie dabartinę situaciją. Bet jūs pabrėžė Jungtinių valstybių ir Hirosimą, ir Vietnamą. Tai Vietnamas yra Prancūzijos. Tai Vietnamas yra Prancūzijos. Daugelis kitų dalykų. Atominė bomba ne tai, kad Panaudojo kas nors? nepanaudojo. Atominę bombą pirmieji panaudojo amerikiečiai. O daugiau kas nors panaudojo? Suprantama, Aš noriu pasakyti labai įdomų Vytenį dalyką. bet tik duokit užbaigti. Tai ta prasme matyti, kad didesnės valstybės vienos yra geros, kitos blogos, yra per daug supaprastinta. Mes ir šnekam, kad jos visus turi savo interesus. Mes pakalbėsim kiek vėliau apie tai, vis dėlto kažkas turi daryti pasaulyje tvarką ar ne, apie tai po reklamos. Tai va štai kur yra problema. Schwarzkopf pristato. Prieš 15 metų Tomas vadindavo mane Meilute, bet dabar jau tik Kristina. Jei nori padėti jam prisiminti tai, išbandyk intensyvų dažomąjį plaukų kremą Palette su formule Palette Color C+, su vitaminu C, ypač išraiškingos ilgai išliekančios spalvos, dažai kurie puikiai paslėpia žilus plaukus, tarsi būtų atsukusi laiką atgal. Meilute ar Kristina, dabar tai visiškai nesvarbu. Palette – puikiai galimybė pasirinkti plaukų spalvą. Schwarzkopf – profesionali jūsų plaukų priežiūra. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia. Vasario 28 Kongresų rūmuose gros Amerikoje išgarsėjęs lietuvių pianistas Andrius Žlabys. Koncertas skambės Bramso pirmasis koncertas fortepijonui ir Berliozo fantastinė simfonija. Diriguos Aleksandras Anisimovas. Generalinis rėmėjas Liturimex kelionių tarnyba. Pagrindinis koncerto rėmėjas Viešbučiai centro. Informaciniai rėmėjai Lietuvos rytas, LRT, radio stotis Antienos Plus. Rėmėjai. Lietuvos televizija pristato Alano Chošnau albumą Pusiau atmerktos akys. Rėmėjai Unicom, dienraštis Respublika, Top Girl, Radio centras. Aitvaras atnešė gerą žinę. Tuzino didysis prizas kiekvieną šeštadienį bus net 12 000 litų. Žaisdami studijoje ir namuose galėsite laimėti ir kitas įspūdingas sumas iki 10 000 litų. Aitvaras turtus atneš šeštadieniais be 5-9 vakare per Lietuvos televiziją. Naujoji Birol Arctic Fresh pristato. And the winner is Eminem, the Eminem Show. Vienas iš svarbiausių muzikos pasaulio renginių, kuriame dalyvauja keli šimtai atlikėjų, kuriame teikiama daugiau kaip 100 prestižinių prizų, kuriame išrenkamos šių metų pasaulio muzikos superžvaigždės. Amerikos įrašų menų ir mokslų akademijos Grammy apdovanojimų ceremonija. Šeštadienį 21 val. Tik per Lietuvos televiziją. Tęsime diskusiją paskutinėje kryžkelėje, kurie bandome suvokti, kodėl nesutarė dėl Irako problemos sprendimo Jungtinės Amerikos valstijos ir kai kurios ES šalys vadovaujamos Prancūzijos. Viena iš tų šalių yra Vokietija ir pas mus vieši studijai Vaidievutis Geralavičius, Lietuvos ambasadorius Vokietijoje. Mūsų politikai diplomatai lygina tą nesutarimą tarp Amerikos ir Prancūzijos ir Vokietijos tarsi tėvų ir motinos konfliktas, bet tai labai švelnus palyginimas. Kiti svečiai mūsų studijos savo, kad konfliktų yra gilesnių. Galbūt kažkas slepimo šiuo atveju. Koks turėtų būti gilus konfliktas tarp, pavyzdžiui, Vokietijos ir Jungtinių Amerikos valstijų interesų, kad jie nesutarė dėl karo Irake? Aš norėčiau iš pradžių dar atkreipti dėmesį į pono Paulausko pasiūlytus ekonominius argumentus ir paskui matyt galbūt paaiškės, ką aš turiu galvoje. Reiškia, buvo pasakyta, kad dolerio kursas šiuo metu yra iš tikrųjų mažas, bet kažkodėl tai buvo pamiršta, kad įvedus eurą tas dolerio kursas buvo dar blogesnis. Pirmas dalykas, Dow Jonesas nukrito smarkiai, bet kažkodėl tai pamirštama, kad Daksas nukrito dar daugiau. Ir tai dar kartą rodo, kad būtent Europa ir Amerika yra itin tampriai susiję. Ir nemanyčiau aš niekada, kad čia turėtų egzistuoti kažkokie tai išaiškinami, neįsprendžiami skirtumai. Strategija yra, pritariu
kai kuriems diskutantams yra akivaizdžiai vieninga. Ir Amerika, ir Europa siekia harmoningo socialinio, ekonominio ir politinio euroatlantinės zonos vystymus. Jūs sakote, kad yra nekonfrontuojančios, o viena kitą papildančios jėgos. Taip, tačiau suprantama, atskiros problemos. Su Irako problema iš tikrųjų yra rimta problema. Bet, pavyzdžiui, kodėl vokiečiai, tarkim, turi tokią poziciją dėl Irako? Vokiečių pozicija dėl Irako galbūt irgi šiek tiek yra neteisingai traktuojama. Nepamirškim tai, kad vasario 17 dienos ES pareiškime, kurį pasirašė ir Vokietija, yra labai aiškiai pasakyta, kad karas yra paskutinė sprendimo, Irako klausimo sprendimo priemonė, bet tai nepasakyta, kad karas negali būti apskritai sprendimo priemonė. Taip, kad vokiečių pozicija yra šiek tiek sušvelnėjusi ir nemanyčiau, kad reikėtų ją taip traktuoti labai aštriai. Dėkui, aš noriu paklausyti apie ypatingą Prancūzijos poziciją šiame konflikte. Mūsų ambasadorės Prancūzijai, Astos Skaisgirytės Liauškinis. Pone ambasadorė, kai kurie sako, kad tiesiog pono Širako pabarimas tų šalių kandidačių Europos Sąjungą, na tai savotiškas kažkoks nuotaikos dalykas, netaktas, bet kiti mano, kad tai giliau slypinčio priešiškumo Jungtinių Amerikos valstijų politikai apraiška. Jūsų komentaras. Šiandien daug diskutavom apie vieną sparnuotą prezidento Širako frazę ir man atrodo per tai pamiršom pačią Prancūzijos pozicijos esmę. O esmė yra nekartą išdėstyta to paties prezidento Širako. Jis nėra nusiteikęs prieš karinę intervenciją apskritai. Prancūzija, kaip ir Jungtinės valstijos, kaip ir Lietuva ir daugelis kitų šalių yra už tai, kad Sadamas Huseinas būtų nuginkluotas. Visi mes pritarėme Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijai 1441. Visi mes sutarėm, kad Sadamo Huseino režimas nėra pats geriausias režimas pasaulyje. Ir visi mes sutarėm dėl to, kad pirmiausia... Ar verta skubėti ar ne su šiuo klausimu, kaip pasakė ambasadorius Ušackas? Taip, ir tai yra Prancūzijos pozicijos viena iš pagrindinių tezių, kad karas yra kraštutinė priemonė. Kraštutinė priemonė, kai bus išbaigtos visos kitos priemonės. Manyčiau, kad nei vienas, nei už šito stalo, nei šitoj salė negali pasakyti, kad karas gali būti laimingas. Vėlgi, jūs pabrėžite, kad esminės takoskyros tarp Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų pozicijų dėl Irako tarsi nėra. Tiesiog tempo, greičio klausimas. Ne, tarsi nėra, bet nėra. Dėkui, ambasadorė. Pone Linkevičiau, aš norėčiau jūsų paklausyti vis dėlto, tai kas stengiasi, jeigu mes bandom įsiaiškinti, kad takoskyros nėra, tai kas tą takoskyrą nori padaryti? Tai žiūrėkim, kam tai naudinga. Jeigu mes kalbame apie vakarų demokratijos vertybių įsigalėjimą ir jų garantavimą, tai tą daro ilgainiui euroatlantinė vienybė. Ir norintis, kad įsigalėtų senojo rytų bloko vertybės, ar kaip čia pavadintumėm, turėtų ardyti tą vienybę, be abejonės, logiškai. Nes tai yra, žinoma, jų būtų tikslas. Tada reiktų palti pleištą tarp Europos ir Amerikos, bandyti sukiršinti Europos šalis ir dar kartą kartuoju mūsų poziciją ir šansas netgi, jeigu mes anksčiau komentuodavom, iš šalies stebėdavom, dabar turim šansą iš vidaus tų organizacijų būtent puoselėti šitą santarvę tarp Europos šalių ir tarp Amerikos. Ir dar pridursiu vieną dalyką, gal moralinį aspektą priminsiu, vieną iš daugelio, pabrėšiu, šalia tų nuskambėjusių apie atominį ginklą ir panašių. Kuomet buvo paskelbtas Maršalo planas Amerikoje, pakelti Europą ant kojų, pirmiausia Vokietiją. Tai aš manau, kad Amerikos gyventojai matyti arba sociologinės apklausos nelabai palaikytų to plano tada. Tačiau tas buvo padaryta ne tam, kad naftos surasti, o tam, kad būtent vakarų demokratijos vertybės įtvirtinti Europos kontinente. Ir tai buvo labai moralus žingsnis. Todėl dabar prisiminkim ir tuos žingsnius ir tam tikrą moralinę pareigą iš Europos pusės. Bet, ponia Pavilionė, jūsų mintis vis dėlto, tai gal tada mes iš tikrųjų, čia reikalo kalbam, gal iš tikrųjų Europa bijo Amerikos dominavimo kažkokio, tai kaip jūs galvojate? Tai žinoma, kad nieks nenori niekino dominavimo. Pasaulis yra įvairus. Bet gal kažkas turi prižiūrėti tą pasaulį, būti tas pasaulio žandaras? Čia ir yra visa problema. Kai kas galvoja, kad jis turi išimtinę teisę daryti tvarką pasaulyje. Ta šiandien sako ir galvoja prezidentas Bušas. Jie turi teisę pasakyti, koks turi būti pasaulis. Prancūzai, vokiečiai, lietuviai, didelė dalis visuomenės visame pasaulyje sako, kad ne šitaip turėtų būti. Jeigu būtų kitaip, tai aš norėčiau paklausyti, kodėlgi tie žmonės šiandien protestuoja, jeigu nėra jokių nesutarimų. Kaip aiškinti tuos milijonų žmonių išeinančių gatves? Bijom už tai ko? Precedento, kad ateityje
bus ne tik Amerika. Dabar Rusija tą patį turi teisę daryti su čečenais, lygiai tą patį gali daryti Kinai su tibetiečiais, Pakistanas su Indija. Kiekviena šalis gali pasakyti, aš įtariu tave, tu esi man pavojingas, turi bakteriologinį ar bet kokį kitokį baisų ginklą ir mes tave pulsime, nes kito būdo nuginkluoti nėra. Bet ar jūs žinote, gerbiami kolegos, kad tik užvakar, jeigu aš neklystu, Kanadoje susiformavo mokslininkų grupė, kartu su kai kuriais labai žymiais politikais, kurie kelia tokios pat inspekcijos klausimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Jau jie buvo atvykę. Taip, jie sako, kad Amerika turi bakteriologinį ginklą, jie nesilaiko tarptautinių konvencijų, daugybės konvencijų. Ir štai kodėl neatkreipti dėmesį pirmiausiai pačią Ameriką, į Rusiją, į Kiniją, į bet kurią kitą šalį. Profesoriu, trumpai, masių psichologija niekada negali būti... Palaukit, ne tauta. Irake irgi matėm daug demonstracijų. Nu, leiskite, aš pabaigsiu. Bučiuojančių Huseino paveikslą, nes jeigu nepabučiuosi, ten kas nors įskus. Hitlerį prisiminkim 303 metais, neatsimenat nuotraukos arba kino kroniką, kiek stovėjo masės žmonių. Palaukit, aš lyginu jums, sakot, kiek žmonių negalima nekreipti dėmesio. Tai ir kreipė dėmesio vokiečiai, perėjo per visą Europą, pastatė koncentracijos stovyklas. Kažkas turėjo gal sudrausminti, tie patys amerikiečiai, dar kažkas. Kodėl jūs dabar prisidengdami taikos šūkių, kuris šiaip yra labai simpatiškas ir moralus ir teisingas, norite pridengti diktatorių, kad jis dar turėtų laiko toliau tęsti savo politiką? Aš tik kartuoju tai, ką pasakė ne vieną kartą Šrioderis ir Širakas. Tai nekartu? Mes neprisidengime. Ne, jūs sakote, aš prisidengiu. Jie sako, mes išreiškime savo visuomenės požiūrį. Mes išreiškime, mūsų politikai išreiškia šitų kai kurių žmonių, kurie vadina save politikais ir iš tikrųjų šiek tiek, švelniai tariant, padlaižiauja Amerikai požiūrį. Mes padarėm apklausą užsienio reikalų ministerijai, suprantu, galima tikėti, vėl čia bus kokio nors dėl apklausų. Klausimas buvo trumpas, ar jūs manote, kad Sadamo Huseino režimas kelia grėsmę tarptautiniai bendrijai? 75% atsako, kad taip. Kitas reikalas, kalbos nėra, kad dauguma žmonių ir Lietuvoje, ir mes visi čia prie stalo sėdintys nenori karo. Norėčiau pacituoti Švedijos užsienio reikalų ministrę, kuri prieš kelias dienas sakė, taip, demonstracijos reiškia, kad žmonės nori taikos. Bet norėjusi matyti ir daugiau plakatų prieš Irako masinio naikinimo ginklus. Nes jei nori taikos, reikia tos ginklus sunaikinti. Ir čia yra klausimas ir sprendimas. Pone Buškevičiau, trumpai. Ką Sadamas sunaikino, mes jau žinome. 100 000. Jau dabar. O ką dabar sunaikins Bušas? Sakykime taip, yra pasaulyje keletas huliganavotų valstybių. Irakas, Iranas, Šiaurės Korėja, taip? Bet jeigu, sakysim, vienas huliganas su peiliu švaistosi, kiti tik tai turi. Aišku, policija pirmiausia stengsis nuginkluoti tas, kuris švaistosi. Ir pasakyti Irako nenaudą, tai yra tai, kad jis įsiveržė į Kuveitą, jisai panaudojo prieš kurdus ir musulmonus šyitus savo piliečius cheminį ginklą ir už tai šiandieną, kodėl klausia, pirmiau reikia nuginkluoti jį, o ne Šiaurės Koreją. Jeigu Šiaurės Koreja mėgins įsiveržti į Japoniją, aš manau, kad lygiai taip pat bus pasilta su Šiaurės Koreja. Ambasadoriaus Ušacko, pone Ušacko, jūs tik esate Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose, bet esate buvęs vyriausias euroderybininkas. Ir vis dėlto ta didelės dalies Lietuvos politinio elito demonstruojama parama Jungtinėms Amerikos valstijoms, ar jinai negalėtų kažkaip pakenkti Lietuvos stojimui Europos Sąjungą, europiečiams regint tą poziciją, suvokiant ir kažkaip reaguojant į ją. Jūsų komentaras? Komentaras yra toks, kad mes puikiai žinom, kad Europos Sąjungos šalių tarpe yra skirtingos nuomonės dėl taktikos, dėl greičio, bet ne dėl tikslo nuginkluoti Sadamą. Žinom prancūzų, vokiečių tam tikrą susilaikymą ir žinom 8 Europos Sąjungos lyderių laišką, kur aiškiai buvo paremta prezidento Bušo pozicija. Žinom Vilniaus 10 ministrų pareiškimą. Tai aš nemanau, kad tai gali turėti įtakos Lietuvos stojimo Europos Sąjungos. Įdomu, ar ambasadorius Vaidevutis Geralavičius, mūsų ambasadorius Vokietijoje, ar jūs turėsite problemų aiškindamas vokiečiams, kodėl Lietuva šneka būtent taip? Aš tikrai to klausimų problemų neturiu, nes neseni dialogai su aukštais vokiečių pareigūnais labai aiškiai parodė, kad jokių neigiamų reiškinių, jokios neigiamos įtakos mūsų stojimui Europos Sąjungą tikrai nebus. Ir aš čia nematau didelės tikrai problemos. Man atrodo,
šiek tiek mes visi užaštrinam tą problemą, maždaug perfrazuodami tokį labai jau seną posakį. Aš norėčiau jį tiesiog perfrazuoti, kad kas su Amerika, tas prieš Europą, kas su Europą, tas prieš Ameriką. Taip jokių būdų nėra. Aš manyčiau, kad mes turėtume aiškinti ir galų galiai ir Europą tai suvoks, kad kas su Amerika, tai su Europą, kas su Europą, tai su Amerika. Dėkui, ambasadoriau. Aš taip pat noriu paklausti mūsų kolegės Editos Maksimovič, Lenkijos nacionalinės televizijos korespondentės Lietuvoje. Kaip Lenkų žiniasklaida užaštrino šią problemą, komentuodami pas save, kaip visuomenė sutiko Prancūzijos prezidento pabarimą savotišką šalių kandidačių dėl jų išreikštos paramos Jungtinių Amerikos valstijų pozicijai? Lenkijos visuomenė labai pasipiktino, labai griežtai, labai vienprasmiškai vis dėlto priėmė šitą pasisakymą Širako. Visą praeitą savaitę visi dienraščiai pirmus puslapius skiria šiai temai ir, sakykime, Gazeta Wyborcza, didžiausias dienraštis lenkiškas, pavadino savo straipsnį Storžievis Širakas. Storžievis Širakas. Taip pat pasakyta buvo, kad tai yra Širakas, tai Husaino draugas, tai buvo priminama, kad 75 metais Širakas priėmė Prancūzijoje Husainą ir kad tada pavadino jį savo draugų. Vienu žodžiu, labai visą laiką Lenkai labai buvo prancūzietiški, jie labai gerai vis dėlto... Likščiol, galima sakyti. Likščiol, o dabar galima pasakyti, kad pagal šios straipsnius matosi, kad vis dėlto tas, dabar galima pasakyti, yra tokia netgi antiprancūziškas, jau toks šiek tiek netgi yra toks jau požiūris. Taip pat gal šiek tiek švelniau, bet netgi Lenkijos vyriausybė, politikai Lenkijos taip pat šiek tiek irgi pasisakė prieš Širaką. Aišku, politikai turi šiek tiek švelniau, čia tik vienas Širakas taip nepasielgia. Ir vienu žodžiu, tai buvo, matosi, kad vis dėlto buvo tas pasipiktinimas, nors, aišku, Kvasnievskis pavadino tai, kad čia buvo darbo klaida, bandė šitą šiek tiek anuliuoti šitą klaidą. Bet kita vertus vis dėlto buvo pasakyta, kad čia nėra, nes daugiausiai Lenkai labai bijo, taip pat kaip turbūt ir Lietuva bijo, kaip toliau bus Europos Sąjunga su plėtra. Ir vis dėlto čia ir spauda taip rašė, ir politikai taip pasisako, kad vis dėlto čia Širakas ir dar kelių, Prancūzijos ir dar kelių valstybių yra pozicija, čia nėra Europos Sąjungos, taip kad vis dėlto nebus čia tokios jau didelės įtakos. Pone Dukaitė, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip Europos reikalų komiteto pirmininko, vis dėlto ar mums po tokio pareiškimo Širako dabar reikės bijoti jau kažko, kad neįstos Europos Sąjunga, tai vienas dalykas. Antras dalykas, sakykime, jeigu bus vėl nauja rezoliucija, jeigu vėl reikės mums paremti, sakykime, Ameriką, arba mes norėsim paremti, tai kaip elgtis tokiu atveju dabar? Vėl lauksim, kol pasakys, kad patilėkit. Mano pirmasis pasisakymas čia buvo, kad tiek Bušo kategoriška pozicija dėl to būtinojo karo, tiek Širako pasisakymas, tiek dešimtuko toks paskubėjimas į vieną pusę, po to šiok toks reveransas yra virtinė politinių klaidų. Tai nieko, bet tik dėl taktikos. Tai yra mano asmeninė. Bet ar po tom klaidom giliau kažkas neslypi? Iš tikrųjų, norėčiau atsakyti jūsų klausimą. Mums negresia jokių pavojų dėl to, kad mūsų negresia. Aš jūsų paklausiu labai konkrečiai, ponė Andriukaitė. Ką daryti reikės, jeigu mums reikės, sakykime, vėl panašiai kaip Vilniaus dešimtuko būdu paremti, sakykime, Jungtinių Amerikos valstybių veiksmus? Ką turėsim daryti? Aš manau, kad šiuo atveju, konkrečiu atveju, ar reikės paremti, manau, kad konkrečiu atveju jau reikės paremti ne Jungtinės valstijas, bet visą bendryją. Kadangi neabejotinai Jungtinėse tautose tas klausimas bus būtinai svarbus. Bet sakykime, jeigu Amerika su Anglija, su Didžiąja Britanija puls, sakykime, Iraką be Jungtinių tautų pritarimo, be NATO, kas būtų, jeigu būtų, į tą klausimą sunku atsakyti. Nes šiuo atveju visiškai aišku, kad pirma, nei viena šalis, Europos Sąjunga, ta pati Prancūzija, kuri pripažįsta, kad paskutinė priemonė Huseino nuginklavimo yra karinė, jeigu jis neišpildė reikalavimą. Mūsų politikai turėtų žinoti sprendimą, ką tokiu atveju daryti. Tai mūsų politikai bus sprendimas tokiu atveju bus labai aiškus. Vėl apvalus stalas, diskusijos, debatai, paieškos. Štai kur yra. Gerai. Aš čia kaip tik priėjom labai svarbos momentą. Mums labai svarbu žinoti, kokie yra Lietuvos interesai, kai mes kalbame apie Lietuvos užsienio politiką. Kokie yra mūsų verslo, prekybos, mokslo, kultūros interesai. Ar mums nusispjauti tai, ką sako prezidentas Širakas,
kuris išreiškia tam tikrą nuomonę savo visuomenės, ką sako kancleris Šrioderis, ar mums svarbu pagaliau dialogą net pradėti. Pas mus bijoma apie tai šnekėti. Sakoma, žinot, čia tokie nelabai reikšmingi dalykai, jie ten pasipyko trupučiuką, tai yra labai svarbus dalykai. Ir dar nežinia, kaip jie bus svarbus, jeigu prasidės karas. Bet kažkodėl, kai aš teikiau šiai Seimui siūlymą svarstyti, iškelti šitą problemą, tegu frakcijos įsako savo nuomonę, ne štilis. Labai pritarčiau. Štilis. Ir apie tai, kodėl Seime nebuvo svarstoma tam tikri dalykai, mes pakalbėsime, bet po reklamos. Noriu įsitė. Švarckopf pristato. Tie Švarckopf vaikinai tikri šaunuoliai. Gerai padirbėjo, todėl dabar savo šaumą vertinu dar labiau, nes nuo šiol joje dar daugiau vitaminų, kurie stiprina mano plaukus ir jie tampa verti dėmesio. Rezultatas – žvilgantis ir sveiki plaukai. Naujoji šauma. Daugiau vitaminų, akivaizdžiai gražesni ir 30% stipresni plaukai. Taigi, nuo tada, kai naudoju naująją šaumą, mano plaukai tapo dar stipresni. Iki pačių galiukų. Švarckopf. Profesionali jūsų plaukų priežiūra. Jūs tikrai nesapnuojate, nors prizai neįtikėtini. Apdrauskite vairuotojo civilinę atsakomybę bendrovėje Lietuvos draudimas, laimėkite ir išsirinkite tą prizą, kurio labiausiai trokštate. Kiekvienas akcijos metu apsidraudęs gaus nuolaidų kuponus automobilio remontui ir padangoms. Lietuvos draudimas. Lietuvos televizija pristato Rusijos imperatoriško baleto gastroles. Rėmėjai Domina, Net automobilis Mazda 6, informaciniai rėmėjai Respublika, Vaidas, LR1. Kovo 10 dieną Vilniuje, kovo 12 Klaipėdoje, kovo 13 Mažeikiuose. Gastrolės globoja Maja Pliseckaja. Lietuvos televizija pristato labdaringą bėdų turgaus žaliojo obuolio akciją. Visi mes ilgimės daugiau šypsenų ir mažiau skausmo. Tad akcijos dalyvių. Nuo dabar iki šventų Velykų skubėk į Minima Media Maxima parduotuves ir dairykis pavojingai skanaus daumantų majonezo. Bei paukštienos gaminių tokių šviežių, kokie būna tik Vilniaus paukštynė. Pažymėtų žaliojo obuolio ženklų. Jos įsigydamas paremsi vargstantį ir pagausinsi švenčių stalą. Akciją organizuoja, akciją remia. Šį sekmadienį Teleloto Kazys laimės japonišką visureigį Mitsubishi Pajero Pinin, o kaziukai kitus automobilius ir 500 daiktinių prizų. Ir tu būk Kazys, laimėk milijoną! Atsakymai į šiuos klausimus pirmadienį 22 val. Kultūros namuose. Artėjančių inauguracijos iškilmių proga aerodrome Lietuvos televizijos archyvų perliukas dokumentinis filmas Erdvės skonis. Tai pasakojimas apie 3 jaunus lakūnus ir gerus draugus Rolandą Paksą, Jurgį Kairį bei Leoną Jonį. Komanda didelis ir galiai. Didžiausias metų renginys – prezidento inauguracijos iškilmės per Lietuvos televiziją. Vasario 26 dieną, trečiadienį. Permainų lūkesčiai, teisingesnio gyvenimo viltys. Tvarka ir ryžtas. Už tautą, prezidentą, valstybę. Prezidento inauguracijos iškilmių transliacija tiesiogiai iš Seimo, arkikatedros ir prezidentūros. Vasario 26 dieną per Lietuvos televiziją. Gerbimieji, šį sekmadienį super lošimas. Net 50 prizų kaziukams ir kazytėms. Trauksime net 47 laimingus kamuoliukus. Nepraleiskite progos praturtėti loterijoje sekmadienio lototo.
Tęsime diskusiją paskutinėje kryžkelėje apie skirtingus, mūsų laidos dalyvių vardymus skirtingus interesus Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos Sąjungos, žvelgiant į Irako problemos sprendimą. Ir aš noriu kreiptis į Abdūną Račių, politologą, tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytoją. Pone Račių, vis dėlto tas bandymas suskaičiuoti dviejus vakarus, kitų nuvertinamas kaip nesąmonė, sakant, vieni vakarai, vis dėlto kiek jisai padeda suprasti tai, kas atsitiko tarp Amerikos ir Prancūzijos bei kitų Europos šalių? Aš manau, kad šitoje diskusijoje mes stengiamės elgtis labai politiškai korektiškai ir aišku, kad pareigūnai turi taip elgtis, nes paprasčiausiai negalėtų kitaip kalbėti, būdami tose pozicijose, bet kadangi aš tokie, nes aš galėčiau kiek pažiūrėti kitaip ir mes turėtume sutikti vis dėlto, kad Jungtinių valstijų politinė kultūra esmiškai skiriasi nuo europinių valstybių, aš nekalbu apie Europos Sąjungos. Čia buvo žandaras, pasaulio žandaras. Aš nenorėčiau svaidytis tokiais epitetais šiuo atveju, bet turėtume sutikti, jeigu kalbėsime konkrečiai apie Iraką, nes vis dėlto dabar kol kas kalbame apie Iraką, o Irakas yra vidurio rytuose ir Jungtinių valstijų politika nuo po antrojo pasaulinio karo, reiškia, šitame regione, jie iš tikrųjų visiškai kitaip buvo konstruojama negu, tarkime, Prancūzijos, kuri turėjo savus interesus, niekas jų negali paneigti, Vokietijos, kuri turėjo atitinkamus savo interesus, ir netgi Britanijos. O kaip šitaip agresyviau? Gal, sakykime, nusekliau, aš taip sakyčiau, nes Jungtinės valstijos iš tikrųjų, ir tą, ką dabar profesorius Paviljonis pasako, kad tai yra tam tikras apogėjus, kad tai yra viršūnė tos politikos, ir aš manau, kad į tą politiką, arba į tą, reiškia, lygmenį einama jau nuo 48, maždaug 49 metų, ir Jungtinės valstijos turi tiek daug investavusios ir tiek konkrečių interesų, kurios negali atsitraukti. Ar tai reiškia, kad mes turime skirtingus vakarus? Čia turbūt klausimas galbūt nebūtų. Tiesiog skirtingus interesus. Aš manau, kad pirmiausia mes kalbame apie skirtingas politinės kultūras. O jeigu kalbėsime konkrečiai apie visuomeninį lygmenį, manau, kad daugelis iš čia buvusių, daugelis iš čia esančių buvo Jungtinėse valstijose, galbūt vaikščiojo gatvėmis ir matė, kad iš tikrųjų gyvensenos stilius yra vėlgi labai skirtingas. Tai aš nežinau, ar galim kalbėti apie dviejus vakarus ar dviejopus vakarus, bet man kaip europiečiui, būnant Jungtinėse valstijose, iš tikrųjų jautėsi labai keista. Ir aš džiaugiuosi, kad aš esu europietis. Dėkui, politologui, ponui Račiui. Dar ambasadorius Ušackas repliką pasakys. Replika, tai aš manau, kad yra viena Europa ir ačiū Dievui mes tapom tos Europos dalimi, gal tik tais yra iš tikrųjų požiūriai, istoriškai yra požiūriai skirtingi, kas liečia santykius su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis iš Europos. Ir aš manau, kad Lietuva dėka istorinių ryšių, dabartinių ryšių, simpatijų abipusių, ekonominių ryšių išliks glaudžiai Amerikos sąjungininkė. Tada replika ambasadoriai Skaisgirytė Liauškienė. Nepamirškime, kad vasario 17 dieną Europos Sąjungos šalis priėmė bendrą rezoliuciją, prie kurios prisijungė ir Lietuva, ir kitos šalis kandidatės. Man atrodo, tai labai svarbu, tai esminis dalykas. Europa ir senoji ir naujoji Europa turi bendrą poziciją dėl Irako. Dėkui. Kągi, mes grįžtam čia prie stalo, iš tikrųjų, ponė Linkevičiau, prieš reklamą tarsi nuskambėjo tokia mintis, kad, na, mes nekreipiam dėmesio arba praleidžiam pro ausis tai, ką kalba Širakas su Šrioderiu. Kaip jums atrodo? Aš kaip tik ir noriu pabrėžti, kad mūsų pozicija jokių būdų niekur negalėjot pajusti nepagarbos tam, ką pasakė Širakas ar Šrioderis, oficialiai pozicijai, niekur to nebuvo. Buvo spaudoje diskusijų, natūralu, buvo pasipiktinimas, bet mes prisidėjom prie susikalbėjimo. Ir jeigu dabar atsiranda tas susikalbėjimas, Lietuva prie jo prisidėjo. Jeigu nebūtų Prancūzijos, Vokietijos dviejų šalių iš ankstinės pozicijos už Europą, ką įpratę buvo daryti anksčiau, nebūtų galbūt ir to 8 pareiškimo, kuris kažkiek išgelbėjo, sakyčiau, Europos prestižą šitoje vietoje. Ir 10 šalių pareiškimo irgi gal nebūtų buvę. Aš noriu pasakyti, kad pamokas turi visi turėti. Diskutuoti reikia labiau. Diskutuoti pačioje Europoje. Ir jeigu mes sakom, kad einame Europos šeimą, ten yra sūnus, sakykime, o mes tokie kaip ir ten krikštasūniai, kadangi mes dar kandidatai, tai juos irgi reiktų kviesti diskusiją, mūsų kviesti, o ne tik ant kilimėlio pasiaiškinti. Todėl Prancūzijai ir Vokietijai reikės irgi išmokti kalbėti su naujais nariais, tam, kad ginti savo poziciją, turėti daugumą, kadangi Europos Sąjunga, mūsų šeima, demokratinių šalių sąjunga bus tokia stipri, tik tai diskutuojant. Buvo viena iš viršūnių tarybos išvadų, būtent 17 dienos, kad reikia stiprinti šitą dialogą su šalimis kandidatėmis, kad ir aš čia matyčiau dar vieną, rytų Europos svoris, politinis svoris, iš tokių vaikų. Aš norėčiau paklausti pono Paulausko. Pone Paulauskai, jūs mūsų politikų veiksmus, na, dabar aš tikrai neprisimenu, bet pavadinote vaikišką politiką. Ką jūs turėtų omeny? Mes tą šiandien girdim visos laidos metu. Jie visą laiką neigia, kad yra interesai.
Jie sako, kad neturi jokių specifinių interesų Prancūzija skirtingų nuo Ispanijos, kad Amerika neturi specifinių interesų skirtingų nuo Europos Sąjungos. O aš teigiu, kad visi konfliktai kyla, iš esmės galima pasakyti brutaliai, dėl pinigų ir dėl nieko daugiau. Ir jeigu jūs bandot man įteikti, kad šiandieną Amerika puls Iraką, dėl to, kad jai rūpi Huseinas. 20 litų duosiu. Nu, klausykit, nereikia įžeidinėti vis tik tai, kaip pasakyti, intelektinius jau įžeidžiat. 90-80% pasaulio žmonių supranta, apie ką kalbama šiandieną. O jūs norite teikti, kad nėra problemų. Mes norim suderinti interesus, o ne džiūgauti, kad jie Aš sakau, kad Lietuva turės pasirinkti, arba su vienais, arba su kitais. Neišeisim suderinti. Jūs nebūna, kad tik balta ir juoda, kitus spalvų. Tai jūs ir teigiat, kad yra tik balta ir juoda, aš sakau, yra spalvų žymiai daugiau. Anksčiau buvo raudona ir trispalvė, dabar balta ir juoda. Ir dar vieną dalyką, aš turbūt žodžio negausiu. Aš norėčiau lietuviams pasakyti. Prieš 10-15 metų mes gyvename šalyje, kuri buvo vadinama blogio imperija. Tai ar jūs sutiktumėt, kad koks nors tuometinis fantastas gelbėtų mus nuo tuometinės komunistų partijos, subombarduodami visą Vilnių? Ką šiandieną siūlo padaryti su Iraku? Gelbėdami nuo Huseino, subombarduos Bagdadą, išžudys krūvas. Lietuviai būtume sutikę 85 metais su tokiu dalyku. O buvę komunistų partijos nariai šiandieną mums siūlo tą patį. Išžudyti Irakę žmonės siūlo. Jūs siūlot principus pažeisti, kurių pasaulis laikėsi 50 metų. Poetiškai kalbat, bet ne tiksliai. Pone Buškevičiau, jūs taip pat galvojate, kaip ponas Paulauskas, kad viskas išžudyta bus? Rolandai, truputėlį mes skiriamės nuo Irako to, kad mes neįsiveržėme į Kuveitą. Dabar yra įsiveržęs. Kur? Ne, Irakas buvo įsiveržęs į Kuveitą ir buvo okupavęs Kuveitą. Prieš 10 metų buvo. Ir skirtingai nuo Irako Vilnius Kauno neišnuodijo dujomis. Ar jis kalba apie principus? Taip. Diskusijų, ginčių yra. Ir mes matėme ne tik tai Vilniaus 10-ko pareiškimą, bet kada Ispanija, Italija, Danija ir kitos šalis palaikė Ameriką, o nepalaikė Vokietijos ir Prancūzijos. Ginčių ir nesutarimų yra objektyvių ir subjektyvių, šito neišvengsi. Bet reikia stengtis, kad ne tai, kad išvengti tų ginčių, bet kad jie neperauktų į kažkokį tai skilimą. Nes labai pavojingas Amerikos ir Europos skilimas, nes to laukia. Būkime atviri, man nekartą teko skaityti geopolitikos knygas, kurias naudoja Kremlius, yra Putino parankinės knygos, kad tik ir laukia, kada Amerika išeis iš Europos. Ir šiandien jisai, nuvažiavęs į Prancūziją, sakė, kaip gerai, viskas pasikeitė. Maskva, Berlynas, Paryžius. Ir Kinija laukia. Ir daugiau aš galvoju, kad reikia turėti savo poziciją. Gerai, kad Vilniaus 10-ko buvo pozicija. Nereikia bėgti į krūmus. Širakas taip pat pareiškė savo nuomonę, bet aš manau, kad vėliau ir anksčiau Amerika ir Prancūzija ir Vokietija ir Lietuva ras bendrą poziciją. Tame tarpe ir Rusija pritars, jeigu bus įrodyta, kad Irakas turi masinio naikinimo ginklą, tai ir Kinija, ir Rusija, ir Amerika, ir Vokietija, ir Lietuva pritars, kad jis būtų nuginkluotas. Aš noriu paklausti ambasadoriaus Ušacko ir buvusio vyriausio derybininko. Štai žmonės, kurie skambina mūsų laidą ir išsakė savo nuomonės. Pusė jų sakė, kad Lietuvai svarbiau narystė Europos Sąjungoje, pusė sakė, kad svarbiausia narystė NATO. Be abejo, tai nėra sociologinė apklausa. Bet vis tiek yra nuomonių skirtumas. Vieniems svarbiau NATO, kitiems Europos Sąjunga. Oficialiai mes turime vieną tikslą, Euroatlantinę integraciją. Ir oficialiai sakoma, kad svarbios abi organizacijos. Tai kaip paaiškinti tiek vieniem, tiek kitiem, kad svarbu yra dvi organizacijos? Aš manau, kad jau mūsų istorija liudė, kad abi organizacijos yra mums svarbios. Ir narystė NATO iš tikrųjų suponuoja ir reiškia saugumo garantijas, jų kol kas Europos Sąjunga šiuo metu neteikia. Europos Sąjunga tai yra europinė ekonominė organizacija, kuri savo ruoštų vis įgyja didesnį politinį svorį. Manau, kad mes būsim ir Europos Sąjungoje, ir NATO ir išliksim geri draugai su Amerika. Dėkui. Dar Edvardas Kriščiūnas, jaunų lietuvis, jūsų komentaras. Mano supratimu, jeigu mes pasižiūrėsim istoriškai, tai Jungtinės Amerikos valstijos per 50 okupacijos nuosekliai rėmė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ko negalima pasakyti apie Europą ir josios valstybės. Jums mielesnė Amerika. Taip, yra jo labiau, kad ten milijonas ir lietuvių gyvena. Todėl mūsų įsitikinimu Lietuvos valstybės nepriklausomybė yra svarbu būtent yra NATO, kur užtikrina, o to tarp Europos Sąjungą mes matome, kad atima iš mūsų nepriklausomybę. Tai žiūrint, tai sakysime, tą išiškėjusi konfliktą, tai yra tarp Europos ir Amerikos, reikia žiūrėti savosios naudos lietuviškos. Dėkui.
Taigi, iki mūsų laidos pabaigos liko visai nebedaug laiko. Iš tikrųjų, aš norėčiau paprašyti jūsų apibendrinimų. Vis dėlto, mes kalbėjom, iš tikrųjų, ta diskusija nebereikalo. Yra tam tikra priešprieša tarp Europos ir Amerikos, mes tą matėme ir matyti, kad jinai išnyks ir kad viskas baigs gerai ir kad šitas konfliktas, su Širaku nepadidins euroskeptikų skaičiaus ir vis dėlto mes sėkmingai integruosimės ir mūsų užsienio politika bus užbaigta sėkmingai. Bet vis dėlto, ko mes galėjom pasimokyti iš tos situacijos ir su Širaku, ir su Amerika? Pone Buškevičiau. Mes galėjom pasimokyti to, kad žinoti, kad tose struktūrose yra nuomonių skirtumų, kad demokratinėse struktūrose to neišvengsi. Varšuvos pakte, matyt, kaip pasakydavo Sovietų Sąjungos vadovai, taip ir būdavo. Nes dar pabandė prispausti albanus, labai pavojinga mažiukus gazinti. Ir taigi Širakas pasakė, tai labai įžeidė daug lietuvių, ir ne tik lietuvių, lenkų, čekų ir kitų. Todėl reikėtų vengti tokių ypatingai, sakyti, mažom valstybėm, mažoms tautoms, nes tai labai įžeidžia. Kažkada Sovietų Sąjunga su Albanija ir Jugoslavija padarė tokią klaidą. Supratom, pone Buškevičiau, ačiū. Pone Pavilioni, jūsų mintis. Pirmoji mintis būtų ta, kad reikia mums pirmiausia diskutuoti apie tai. Ir kad diskusijos stygius galbūt yra viena iš priežasčių to skilimo, kuris šiandien atsirado tarp Europos ir Amerikos ir NATO viduje. Beje, NATO nėra tikrai vieninga šiuo klausimu. Bet svarbiausia, kad Lietuva turėjo šansą ir dar turi šansą būti taikos, kūrybos alijanse, o ne karo alijanse. Tai yra pagrindinis dalykas. Lietuvai buvo visi keliai atviri, kad ji kaip ir pati įsivadavusi iš imperijos dvasia galėjo lygiai tą patį padaryti ir šįsyk. Bet ji kaip mažytė prisitaikiusi puolė vadinasi prie Jungtinių valstijų. Supratom jūsų mintį, ponia Paulauskai, labai trumpai, jeigu galima. Širakas pasakė tai, ką apie rytų europiečius galvoja dauguma vakarų europiečių. Jis pasakė tą. Ir taip pasižiūrėkit, kas mūsų lauks Europos Sąjungoje. Bet aš dar sykį kartoju. Europos Sąjungoje mes būsim lygiateisiai. Nebūsim, galėsim padiskutuoti. Bet šitos problemos esmė yra Irako. Dar sykį kartoju. Finansiniai ir ekonominiai klausimai. Viskas aišku, ponia Čekolė. Aš manau, kad tai, ką mums suteikia, tai yra demokratija, to, kai kurių gal nemėgstamų vakarų, pavyzdžiui, diplomatija, ta, ką mes meldėmės ir norėjom ir einame tą kryptimį, duoda teisę diskutuoti ir gerai diskutuoti. Visi čia vykstantys sutarimai tarp tam tikrų Europos šalių ir Amerikos yra ir buvo ir lieka ir liks nesutarimai šeimoje. Pone Andriukaitė, jūsų mintis labai. Galiu tik tai pakartoti tai, kas čia buvo pasakyta. Tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos Sąjungos valstybių daug kartų buvo įvairių dalykų. Net kai Prancūzija išstojo iš NATO ir pasiliko tik politiniam klube. Bet pasirodo, kad tai yra taktikos, nuomonės skirtumai. O visa kita, bendros vertybės yra žymiai stipresnės ir jas išlaiko, kaip sakyti, ryšiai tarp Jungtinių valstybių. Ir pone Linkevičius, jūsų mintis labai trumpai. Ateidami skirtingų kultūrų ir interesų Europą, vis tik tai savo atėjimu sutvirtinkim ją ir turėkim nacionalinį pasididžiavimą ir gerkim savo kraštą, savo nuomonę, taip, kad dalyvautumėm tenais lygiai teisėje, ne taip, kaip čia sako, kaip mažytės, nesuprantančios nieko valstybės. Kągi, aš dėkuoju mūsų studijos svečiams, dėkuoju jums, gerbiami žiūrovai. Tokia buvo diskusija apie vakarus, jūs susidarysit savo nuomonę. Iki kito karto.